Vaksas irgi turi diržą apsauginį. Prisegtas. Prisegtas vaksas. Saugus. Nu tai ką, sveiki gyvi. Šitais mes sugrįžom, nepraėjo nei metai su trupučiu. Ir mes grįžtam į keliones. Su kuo? Su Vaku. Ir galvojom nufilmuoti biškį vėl, kiek išeis, tiek nufilmuosim, per daug neapsikraudami. Tiesiog tai, kas mums įdomu, kas mums patinka, kas turės išliekamąją vertę ir patiems prisiminti, pažiūrėti. Ir galbūt pupsikam kažkada paimti, pažiūrėti savo pirmas keliones ir savo pirmus kartus. Tai labai džiaugiamės, kad esam kartu ir kad keliaujam nemažų dienų. Ir taip pat turim daug tašių ir lagaminų. Turim nemokamai galim su pupsiku vežtis vežimėlį, krėslą, mašinas, krėslą. Aš kuprinę vežuos, mama nešas į lėktuvą tašę vaikų šmutkių pilną ir visą kitą, perrengti, pampersai, palutės ir taip toliau. Ir 2 lagaminai, mano su Jūnos lagamins mėlyns ir mamos lagamins žalias. Tai vat, iš pradžių nufilmuosim, viešėjom kelias dienas pas Gabrielę ir buvom 1 naktį Barcelonoj, bet tikslas yra apsistoti saloj 1,5 mėnesio, tai pamatysit, kur mes būsim, jeigu žiūrėsit toliau mūsų video. Jo? Jo. Belė kiek žmonių, belė kiek. Žiauriai man nepatinka. Žiauriai man čia nepatinka. Ulienai svajonės išsipildys. Val tiek esam skirtingi žmonės. Ką padarysi? Perdido del aire fiel me lo tomaste. Nu va, kol tėvelis išėjo atsivežti čia mašiną, atsimti ją iš parkingo. Mes su Junečka pavalgiam ir laukiam tėčio. Junė labai patinka vėliavos. Vėliavos, lapukai drebantis kontrastiniai. Čikai, matai tėtą kokią? Tėtą kokią. Guapai. Tėtulė. Una, ¿sí? Išėjom visa didelė arabiška šeima, kur jos kol kas nesimato, pasivaikščiot. Pirmas Junečkos haikas Ispanijoje. Šipsenėlė. Parvar. Va, parvarai. Visi kiti čia Arefas, Gabrielės boyfriend, sūnienas, brolis, tėtis ir mama. Užmėgo Vaksas haikindamas. Kaip miela, kaip miela. Nu va, liko tik lengvas įkopimas į kalniuką. Ir čia būsim namie.
Tik atsikėlėm. Kiek čia? 9 ryto. Saulė tik pakilo. Praėjo valandėlę. Pradėjo vaiks žiovauti. Mama sako, miegok Jūna. Miegok, paleido muzikėlę, liepė miegoti vargšam vaikui, kada tik prasidėjo diena, pilna nuotykių prieš akį. Kažką norisi pačiupinėti, kažką norisi pasiekti, gal ir į burną įsidėti, palaizyti. A ne, Jūna? O mama liepė miegoti. Miegok, sako, miegok. Jėtis. Dabar filmuosim istorinį įvykį, kaip Jūnačka pirmą kartą palies žolytę savo gyvenime. Ir pabandys gal netgi paropoti ant jos. Nu, kaip įspūdžiai? Kaip jaučiamės? Kaip sensorika veikia? Mano draugė Valerija Prokofjeva visada daro savo vaikui Mašulį visokius sensorinius pratimus. Tai manau šitą irgi įvertintų. Nu, bet Prokofjeva dar ant žolės tikrai negulėjo. Prokofjeva dar negulėjo. Bet vietai, kur mes skrendam, gulės. Nu, įdomu. Įdomu. Ir jinai pėdutės pakėlus, ne? Įdomu. Jei biški dirgina turbūt, jinai pakėlus. Tokia jo, jinai širkšti tą žolytę, biški padžiūvus. Nu, kokia kurortininkė. Kokia? Kurortininkė. Konsaka, Jūna. Jūna, konsaka. Jūni. Ui, maži. Kas čia dirgina? Ui, 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 ui. Šelniai, pabiški, Jūna. Patruputį. Aha, viskas gerai. Čia tik žolytė. Čia žolytė. Ui, ui, ui. Oi, įstrigo šakelė tarp. Ui, tu. Matai, kaip būna. Ir čiukšt tik kitą koją. Op, ir nebėra. Nu, primaitinimas prasidėjo su gražiu vaizdu. Nu, antrą kartą gyvenime apelsiną ragauja. Ir antrą kartą ant saulėtekio. Ir nuo krūmo. Nuo krūmo, nuo medžio. Nu, va, to medžio. Va taip auginam. Jūna, tokiom sąlygom. Nu va, mes jau lėktuvė skrendant į salą. Po trupučiuką kylam. Čia mus taip prisegė su Jūnačka. Tai vat norėjau nufilmuoti gal Jūnos reakciją, kai kils lėktuvas. Tai vat dabar ir filmuojam. Jūnos reakcija nepasikeitė, bet mes labai laimingi. Labas rytas, turim šeštadienio vidurdienį, atsikėlėm ir išsiruošėm eiti pasivaikščioti.
Norim parodyti jums, kur apsistojom, kur gyvenam ir koks yra nuostabus senamiestis. Tai paslapties šydas nukrito, esam Maljorkoj, Palma de Mallorca. Kaip matėt, atskridom, mumis pasitiko kažkokie vokiški užrašai, bet mes esam iš tikrųjų Ispanijoje, tik tai saloj, Maljorkoj. Apsigyvenom va čia, antram aukšte, butukas su miegamuoju. Per mėnesį kaina sąlyginai didoka, 2000 per mėnesį, bet nelabai yra iš ko rinktis. Europoje plius minus, man atrodo, visur, ypač šiltuose kraštuose tiek kainuoja. Tai va, iš tikrųjų ganėtinai nustebino, kaip matot, išėjo, čia tokie du sėdėjo panaičiai, geria alų nuo ryto. Tai kažkaip iš pradžių toks įspūdis pirminis buvo, kad čia iš vis tokių nėra ir viskas taip švaru, iščiustyta. Ir, pamatysit, iš tikrųjų įspūdį paliko labai gerą, bet, tokių yra, kur nuo ryto jo alutį geria. Ir tai va, parodysim, kur gyvenam. Fainas gatvelės, toks įspūdis, kad toks miksas tarp Sevijos galvat Ispanijoje ir San Sebastian, toks kažkoks miksas, toks tikrai, ir gražus gatvelės, ir kur apsigyvenom, tai iš viso, einam į kavinę kavą gert, 50 metrų pati skaniausia kava. Kaip Sevijoje šitie arkliukai, kam mums gal ir ta Sevija priminė biškį, po senamiestį važinėja. Tai va, šiaip čia skrydžių beveik nėra į tą Maljorką. Mes ten pažiūrėjom į Vokietijos kelis miestus, skrenda į Britaniją kelis miestus ir Ispanijos vidiniai skrydžiai. Tai kažkaip atrodė, kad čia iš vis tų turistų turėtų nebūti. Ir, aišku, ir ne sezonas. Bet iš tikrųjų, šiaip senamiestį visai nemažai turistų, sąlyginai. Čia, kur mes gyvenam, ne. Mes tokiam gal pakrašty senamiesčio. Bet tik įeinam 100 metrų ir tikrai bus turistų. Gražus toks skveras. Kol mamikė mūsų kažką žiūri nusipirkti, mes va čia stovim ant saulės, žvalgomės. Graži vieta, tikrai faina. Ne, Jūnačka? Čia va matot, yra Rafa dviračių brandas, dviratininkų brandas, labai žymus. Ir čia žodžiu, aplinkui parduotuvės ir dviračių rūbų. Ten elektrinį gal dviratį gali nusipirkti, gali išsinuomoti. Čia žodžiu Maljorka, daug kas atvažiuoja, populiari destinacija yra sportininkam, pasidaryti sporto stovyklas, dviratininkam pagrinde. Kodėl? Todėl, kad yra labai graži gamta ir yra šiek tiek kalnų, bet pagrinde vis tiek toks lygesnis galbūt negu žemyninė Ispanija. Ne horizontas, kaip vadinasi? Paviršius. Mes supratom. Lygus. Jo. Tai tai šiandien filmuojam miestą patį. O po to kažkada išvažiuosim ir pafilmuosim ir gamtą, pamatysit. Net nežinau,
įdomu, kas čia bus didesnio įspūdžio, ar gamta, ar pats Palma kaip miestas. Man atrodo, kad vis tiek čia gamta yra ta gražioji pusė. Pamatysim. Kaip jachtas. Mes jau jūra. Dar kas mane labai nustebino, kad visas pusė Majorkos senamiestis yra skirtas galerijom ir visokiem meno kūriniams. Ir tu įeini, pasisuk operatoriau į kitą pusę, kad ant kiekvieno kampo tiesiog kažkokia galerija, kažkokios ekspozicijos. Aišku, kol kas aš dar nespėjau pasidomėti, kas čia prie ko, kas reiškia, gal tikrai kažkokie žymus moderni kaip menininkai čia savo ekspozicijas laiko, mačiau, kad ir perka žmonės. Tai tikrai. Čia beje labai fainas workshopas, aš tau galiu parodyti. Mes truputį išsukom į vieną tokią mažą gatvelę ir čia toks kaip žalumos maža, net oazinė oazėlė. Čia vyksta visokie dvasingumo workshopai, joga, labai čia jauki tokia vietelė. Aš tiesiog, taip kažkaip iš miesto tokį, vis tiek ta palmė, jinai tokia labiau akmeninė, daugiau žalumos yra prie vandens, o čia va taip labai kažkaip šitas kampelis man patinka. Dabar mes esame nuėję truputį nuo senamiesčio, kaip į tokį vadinamą naujamiestį. Čia marina, čia priplaukia, prisibarkuoja visos būrės, jachtos ir laiveliai. Šiaip su Jokūbu žiūrėjom, kai galvojom, kur apsistoti. Buvom radę čia irgi labai gerą, gražų variantą, labai gražų butą. Netgi buvo su vaizdu į Viduržemio jūrą matytųsi. Bet vis tiek, ta prasme, apsistojom, sprendimą priėmėm apsistoti senamiestį ir kaina buvo geresnė, bet ir kažkaip mes dėl to asmeniškai aš nesigailiu, nes vis tiek tas rajonas, kur mes gyvenam, jis yra toks malonesnis, daugiau visokių kavinių, čia labiau vis tiek tik viešbučiai, senesni gal žmonės, gal ne taip linksma, o pas mūsų gatvelė vis tiek rami, tik vienas baras. Jo, aš manau, kad tikrai daug smagiau gyventi senamiestį negu su vaizdu. Čia tas jachtas. Man tai kažkaip tokia prabanga gal kažkokia, bet man senamiestį daug jaukiau gyventi. Jo, aišku, man irgi. Ir, tuose prabangai, žinai, atėjom, pasižiūrėjom, pasiprabangavom. Pažiūrėjom ir išėjom. Čia, aišku, saulė visada šviečia, senamiestį daug kur neužšviečia, mažiau tos saulės, bet tas tikrai kompensuoja, kad esam be mašinos, su vežimėliu, visur gali atsikėlęs nueiti per porą minučių, kur nori, ar kavos atsigerti, ar dar kažko užkasti. Senamiestį viskas žymiai yra patogiau. Man atrodo, čia tu mane ir išmokė iš tikrųjų, kad gyventi senamiestį kažkur gal biškį daugiau pamokė už tą nuomą, bet man atrodo kompensuoja viską jo. Jo, bet šį kartą mes nesutaupėm. Mums nepigiau senamiestį. Čia toj marinoj panašiai kainavo. Tu gali teoriškai gyventi kažkur iš vis už Palmos. Ir ten ne 2000 mokėti mėnesio, gal, nežinau, 1200. Jo. Bet tada toks izoliuotas esi. Ir mes kažkaip irgi, ką mane išmokė mano mylima žmona, kad gyventi kažkaip didesniuose tokiuose miestuose, bet vėl turi būti balansas. Nes tokie kaip Barcelonai
Man ten per daug nutrešta, per daug Gerai, man triukšminga, per daug visų šitų neformalų ir ten benam ir taip toliau. O va čia, man atrodo, tokio gero dydžio miestas. Jo. Ir man atrodo, čia pirmas kartas, kai, nu ne pirmas, bet vienas iš tokių, nu, pats tvirčiausias, kaip sakoma, kur ir man, ir Jokūbui, tipo, vienodai, taip, patinka, tinka, nes visą laiką arba Jokūbui patinka, o man nelabai, arba aš apsvaigus, o Jokūbas ne. Tai, Jo. tai šį kartą pas mus pagaliau sutapo. Šita vieta yra viena unikaliausių Palmoj, man atrodo, kadangi čia va šita įlanka, man jinai išvis primena kažkokią savo, nu vat, Middle East šalį. Gali viską ištrinti. Nes va šita įlanka, jeigu jums matosi, jinai yra atskirta nuo jūros ir jinai tokia, nežinau, labai man arabiška. Krokodilo skulptūra čia yra. Čia yra katedra, jinai yra milžiniška. Nu kaip bažnyčia. Irgi. Nu ką, viskas, taip aš daugiau nieko nebepasakysiu jums. Ką aš čia, aš nežinau, aš nesu nei paskaičius kažką, nieko, ką aš čia tipo galiu pasakyti. Nu va, mes čia pražygiavom, čia dabar šitie medžiai užstoja, bet ten vat šita marina, kur mes atėjom pagal pakrantę, ten vat matosi šita katedra ir čia vat 5 minutės jau nuo mūsų namų iš tikrųjų. Čia vat pakraštys šitos vat sienos, sakykim, gal gynybinės. Nu ir dabar žygiuojam toliau, labai gražus oras. Žygiuojam toliau ir ten Palmos turėtumėm prieiti paplūdimį. Nu va, kaip matot, truputį paėjom ir čia vat toks paplūdimėlis. Palmos. Nėra didelis, nėra mažas, toks pagal kelią, vat. Jeigu jau norisi pasideginti, išsimaudyti, va yra žmonių atėję savaitgalį praleisti. Tai va toks tas paplūdimys. Nu va, aš čia grįžau namo, gaminu, oi, biškį sudegė bulytės, nieko. Ne vakarienę, gaminu pietus. Mano zuikeliai vaikšto. Nu kokie. Jūna! Jūna! Okay. What is the name of this Paella. one? It's also paella. Paella Valenciana, It's paella the valenciana. original. The real one. Not with With the... another, with steak and fish, and this that other. But the original is this is with chicken. It's Ah, with okay. Chicken rabbit, vegetables, and rice. Nothing. Amazing. Okay, thank you very much. Taigi paragausim, pasakė, kad čia pati originaliausia paella, kad visas tas su jūro gėrybėm ne tas, kad čia pati tikriausia, kuri buvo sukurta, vadinasi paella Valenciano. Nu, tipo, tiesiog ryžiai su višta. Paprastai? Paprastai, tipo. Kaip liaudiai sakoma plovas, jo. Bet visai niekas. Ateik operatoriau, paragauk. Taigi,
Dabar mes atvykome į centrinį Majorkos marketą, Mercato di Oliver. Ir eisim pasižvalgyti, kas yra viduj. Esam jau čia kelis kartus buvę. Vieną kartą pirkom čia vištą, kaip ir šiaip Vilniui pirkų Kalvarijų turgui. Skiriasi, čia 13 eurų kainuoja, pas Ropką Kalvarijų turgė 12 eurų. Tai šiaip viską ir skani tikrai vištą užteko mums ant 2 kartų. Bet šiaip kainas, man atrodo, jūs dar pažiūrėsit, pasakysit kaip jums. Aišku, mes dabar čia jau truputį vėlokai atėjom, jau dabar 1 valanda dienos. Jeigu čia ateiti anksčiau, visko daugiau, gal, pažiūrėsim, žodžiu, kaip. Bet man atrodo, kad čia, apie operatorių, man atrodo, kad čia turistams labiau padaryta. Nes, pamatysite, pomidoriukas prie pomidoriuko prisudėtas. Taip viskas labai per daug pedantiška. Čia šiandien ryte pirkau avokado, pirkau svagūną, pirkau ridikėlius. 2 avokado kainavo 4,20, ridikėlis ir 2 svagūnai kainavo apie 2 šiam. Matot, ką turėjau omeny, jo? Kad viskas taip per daug, pažiūrėkit, kaip kyviai, pažiūrėsi. Man per daug pedantiška iš tikrųjų. Biški prasideda nemalonu. Čia kiek daug visokių džiovintų vaisių, visko, ko nori. Marmeladas, saldainiukai. Pažiūrėk, kiek bulvių. Bulvės čia, žodžiu, klausia, ką gaminsit. Ar bulvių košėm reikia, ar bulvių blynams, ar sriubai, ar dar kažkam, ar omletui. Žodžiu, ir tada tau parenka tą tikrą bulvių rūšį, kurį reikia. Can I have octopus? 200 grams. Labai skanų aštuonkojyvuką marinuotą čia radom. Tai jau minėjau, kad pirmą kartą čia, kad 2 kartus čia esam buvę, 1 kartą pirkom vištą, o 1 kartą aš čia ragavau sangriją. Čia sangrija darosi su vermutu iš Martinio brendo, tai man asmeniškai nelabai patiko. Man jinai buvo per tokia saldžiai karti, tai nelabai. Tai šiandien mes dar atėjom pasimti vištą jau čia 3 kartą. Nes 1 kartą atėjom, reikėjo laukti, 2 kartą Jokūbas nuėjo, vėl reikėjo laukti valandą. Tai dabar pagaliau tikėkimės, kad gausim. For the 13. No, I don't have right now. Okay, then maybe smaller one. Okay. Half one. No, full. Full, but if you can cut it, yeah, thank you. What do you like, this or this? Maybe this one. Thank you. Капут. Окей. В общем, вишта капут. By kite. Thank you very much. You're welcome. Tarkim, čia jau ir žmonių daugiau, ir kažkaip čia maloniau viskas atrodo. Kągi čia mums siūlo? Papjausiu to hamono. Tiesiog, ole. Thank you very much. How much is just like a plate of this? This small one. Kava brewed. 1 glass. Ir pasiėmėm proseko gerimas Italijai, o Ispanijai visi geria kavą. Tai kad paragausim. Proseko. Mi collega otro acá.
Wow. Kaip džiugina iš karto nuotaika geresnė jo, nes dar neparagavau. Nu gal kol mums neš sąskaitą ir paragausime. Kavą ir hamončiką. Wow. Paragau greičiau jau klausom. Nu ką, užkandom bičiuliai, einam toliau pasivaikščioti. Tokios va mūsų dienos. Va matot, pagrindinėse gatvėse tikrai žmonių nemažai. Ir vietinių, ir turistų, bet kaip ir, iš tikrųjų, kaip ir spėjau, taip ir yra pagrindė. Vat vokiečiai, britai, skandinavų šiek tiek. Pabėgom biškai tokią ramesnę gatvelę. Nu va, matot, mes čia jau 2 savaitės beveik gyvenam. Mums tikrai čia patinka, aš vat susiradęs ir savo kirpyklą, savo sporto salę, su Jelena irgi savo susiradus, yra taškų, kur eina kiekvieną dieną vaikšto. Bet su viena tik tai sąlyga, kad ne sezono metu mes čia tik tai atvažiuotumėm, nes kiek pasišnekėjau su kitais, tai sezono metu čia neįmanoma, čia 10 kartų daugiau žmonių, turistų. Tai va, laukit tolimesnių nuotykių, dar tikrai mes pakeliausime ir parodysime jums dar kažką įdomiau.